pirmą vaizdo įrašą pradedu dieną, radau telefoną greičiau, filmavau penktadienį, filmavau šeštadienį, bet netyčia visas vaizdo įrašas, viską ištryniau. Tai dabar yra sekmadienis ir pabandysiu truputėlį pasakoti, ką aš nuveikiau per penktadienį, šeštadienį ir visą ataskaitą parodysiu vaizdo įrašo gale. Apžiūrėsiu, kaip sekėsi, kaip ką. O dabar varau greitai mašinos bent jau kilimėlius išsikratysiu ir pradėsiu dirbti. Nedaug šiandien dirbsiu, 4 valandų. Tai daug labai nebūsiu, bet per tą laiką pasistengsiu, kaip ir sakiau, jums viską papasakoti, kas įvyko per tas 4 dienų. Mašina atrodo šitai po 2 dienų. Aišku, aš labiau nevaliau, dar ir prieš tai, bet vatinė. Truputį prasikratai, į mašiną eina dulkis. Truputį prasikratai va. Ir tada vėl dedi. Aišku, jau reikia išsisirbaisi mašiną. Bet truputėlį uždengi šitų ir gerai. Nėra tai baisiai, apvalysiu tuos, einu ir kitus kilimėlius išsikratyti greitai. Gerai, pasimam dabar šlapios servetėlės. Aišku, čia dar neišsivaliau pilnai, nesusitvarkiau. Kai kažkada išpylė alų ir rodžiau. Tai apvalysiu visus plastikus, kad tvarkingiau atrodytų medžiagas. Ir galėsiu dirbti. Nes dabar truputį ir pačiam gėda su bjaurė važinėti. Dabar sekantis sustojimas išmesti visus maišelius, bunkutes ir visą kitą. Čia dar vakar valgiau, betvarkė. Ir pasijungsim. Nežinau, ar dieną dirbsiu baisiai, dar tik 5 valandos. Tai aš pradedu nuo 8, bet gal vieną kitą užsakymą nuvešiu. Nes noriu užbaigti pusę bako ir pasilikti savaitėje, kad būtų pusė bako. Tai iki tiek išbaigsiu ir tada žiūrėsiu, kaip man čia sekėsi per visą savaitgalį. O dabar varau išsimest ir nusiplauti mašiną reikia. Išsėmiau 4 žetonus. Eisim dabar nusiplauti. Įdomu, kas kaip naudoja, bet aš nuplaunu su aukštu slėgiu ir tada viską suaktyvinu ir tada vėl palaukiu ir su aukštu slėgiu. Ar purvo tirpiklį antrą kartą naudoju ir tada vėl su aukštu slėgiu pravarau ir užtenka. 2 programas tik sunaudoju ir nesuku galvos, nes dieną matosi baisi mašina, naktį tai retkarčiais nusiplaunu, nes ne taip baisiai atrodo. O dabar tai tragedija. Viską pavariau su tirpikliu dabar purvo, palauksiu porą minučių ir aukštų slėgių pravarysiu ir turėtų užtekti. Bent jau aš taip darau. Nuplaunu, purvo tirpiklis ir vėl aukštas slėgis. Man užtenka, nežinau kaip kiti daro. Tai su 3 žetonais apsieinu su 4. Pilnai per akis. Tai ir žopelis. Žopelis. Šiaip gražus ženkliukas, man patinka. Opelio ženklas užgeso, kol pradėjau filmuoti. Telefonas beveik paruoštas, yra po 5:10, matosi. Ir pirmųjų klientų laukiam. Švari mašina ir pačiam jaukiau važiuoti. O jeigu dar koks Boltas paremtų į mėnesį porą 100 eurų būtų dar geriau. Čia toks šiaip ant viršaus. Pradedam, žiūrėsim, kaip seksis šiandien. Čia dar parodysiu, čia tokie dėžutė, tai čia centus metu, eurus, centus, o čia būna įsimeti į šitą pardačioką stambesnius, o truputėlį mėtusi, kad nesivaidentų čia visims į stambesni pinigai, tai šičia. O jeigu čia nebūna gėrimo šitam, tai būna čia įsimetu aš dešimkę, tas 10, kad labai akių visiems nebadytų. Tai taip išsiskirsto pinigus, aišku, gal yra kažkaip protingiau pasidaryti, gal koks indelis ar dar kažką, kad išsitraukia ir greitai pašliuoja, nes čia, kad surinkti ten tam tikrą kiekį centų, turi paimti visą saują ir tada žiūrėti, nes taip tai labai nepatogu. Kitaip prankeliuoti iš tos dėžutės.
Varau, viskas, užteks čia kalbėti. Daug užsakymų nėra, jau matas sutemo. Tikrai nėra daug užsakymų, bet... Taip, daug užsakymų nėra. Dabar įvykęs pamačiau, kai mūsų maža miestelė, tai gali ir pasiekti 100 metrų. Tai po vieną mašiną buvo didelė šaka įstrigusi prie pat rato. Ką tai žinai, kas ten gali atsitikti. Tai va sustojau, pasakiau žmogui, nes jisai kaip tik prie parduotuvės sustojo. Tai būtinai pasakykite, jeigu kas ką matote, būna, kad pats žmogus nemato ar dar kažko važinėjantis kažkur per miškus, tai būtinai praneškit, nes, kaip sakom, nuo nelaimės yra tik vienas žingsnis. Tai jo, pasakiau, pasakė ačiū, ir ką, važiuojam toliau dirbti. Šį visumoje nieko įspūdingo nėra, daugiau stoviu negu važiuoju, bet užteks, kiek padirbėsiu. Šią savaitę pavyko padaryti daugiau negu tikėjausi iš tikrųjų. Galvoju, bus blogiau, tai užsisakiau šefo picos. Nežinau čia su kuo, bet atrodo, tai nežinau. Tai va, paragausiu. Prie namų esu, savaitės pabaiga, savaitgalio pabaiga, sekmadienis, 11 valanda. Šiandien uždirbta 96 eurai, bet prieš tai buvo kokį 20 ar 30 ar 40, bijau subiluoti, nežiūrėjau iš tikrųjų, kiek uždirbau per naktį. Tai taip, vairuotojo balas, 100%, tai labai džiugu. Ir ką noriu pasižiūrėti, dar pasakysiu, kad vienas vairuotojas penktadienį uždirbo pas mus miestelį tik 35 eurus, o man stebuklingai pavyko uždirbti 60, man atrodo, čia jau atskaičius bolto mokestį. Tai taip, pas mus tokios sumos vaikšto. Visumoje, ką uždirbau, pasižiūrau, gauta šią savaitę. Šią savaitę gauta 220 eurų ir išmokėjo 161. Tai yra tikrai nemažai kaip pas mus. Ir šią savaitę pradirbta yra 18 valandų. Ir kelionių padaryta 51 iš 58. Šiek tiek atšaukiau, tai taip. Tai va tokie va dalykai. Klientas nepasirodė 8%, aš atšaukiau 86%. Ten tokie juokingi atšaukimai, kur aš atšaukiu mano priežastys tokios, kad tiesiog daug nevažinėt, geriau vietoj pasitrint. Tai va tokie va mano uždarbiai, nieko įspūdingo, bet man užtenka. Tai iki sekančio karto ir būtinai parašykite, kaip jums sekasi. Myliu, bučiuoju ir iki.